Vilniaus šilumos tinklai viena iš kelių Lietuvos įmonių, kuriuose didžioji dalis darbuotojų dirba ne 5, o 4 dienas per savaitę. Toks darbo modelis įmonėje taikomas nuo 2021-ųjų. Skaičiuojama, kad darbo efektyvumas išaugo daugiau nei 20%. Šiai dienai turime tik tai mažesnę dalį žmonių, kurie dėl pačios darbo specifikos negali dar dirbti 4 darbo dienų režimu. Tai yra apie 16% žmonių, kurie turi užtikrinti nuolatinį būtent šilumos tiekimą arba karšto vandens tiekimą visus ištisus metus būtent mūsų klientam. Tęsiantis diskusijoms dėl trumpesnės darbo savaitės įmonėse, permainoms dabar pritartų tik 8% Lietuvos darbdavių. Netitinka visų įmonių lūkesčių. Kodėl? Todėl, kad yra įmonės, ypatingai jeigu mes kalbame apie pramonę, tai yra įmonės, kurios kitą kartą net gamybinis procesas neleidžia jo palikti vieno be priežiūros ir visada turi būti bent jau kažkokie darbuotojai prižiūrintys tos procesus. Perėjimas prie 4 darbo dienų savaitės, aš manau, kad natūraliai kažkada tikriausiai taip nutiks, bet tai nutiks tada, kada iš ties bus jau plataus masto vyks robotizacija, skaitmenizacija. Kalbinti gyventojai sutiktų, kad darbo savaitė truktų 4, o ne 5 dienas. Manau, laiko pakaktų, gal tiesiog tas laikas būtų koncentruotas daugiau. Žmonės daugiau susikoncentruotų 4 dienom, daugiau ir tos pačius darbus, manau, tikrai spėtų atlikti. Daugiau laiko poilsiui liktų žmonėms, gal darbas našesnis pataptų, kada daugiau žmonės pailsi, jie motyvacijos daugiau turi našesni. Manau, kad galima žymiai labiau koncentruotai viską atlikti tuos darbus ir tiesiog daugiau pasilsėti, kad produktyvų tas kitas 4 dienas būtų galima dirbti. Vis dėlto, kas antras darbdavys nesutinka, kad trumpesnė darbo savaitė padidintų darbuotojų produktyvumą ar padėtų sumažinti veiklos išlaidas. Darbdaviai skeptiškai žiūri tik dėl vieno dalyko, nes jam iš tiesų reikės labiau investuoti į darbuotojus. Tai reiškia, jeigu mes kalbame apie tai, kad šiandien vienas darbuotojas atlieka jau bemaž 2-3 darbuotojų darbą ir tas krūvis yra be galo intensyvus, tai be abejo reikės samdyti daugiau darbuotojų ir tą krūvį skirstyti. Nedarbo diena, jeigu tai vertintumėte praradimais, nes kadangi darbo diena tai yra nesukurtas BVP šalyje, ar ne? Tai jeigu taip įsivaizduokim, kad mes absoliučiai visi išeinam nuo rytojaus, ar ne, į 4 darbo dienų savaitę, tai reikia labai aiškiai suprasti, kad tai yra kažkur 5% prarastas nesukurtas mūsų BVP. Ir mes turime suprasti, kad jeigu jau praradom tą BVP, vis tiek žmonės tikėsis, kad bus išsaugomas tas pats nemažesnis atlyginimas, negu jisai dirbo, tai ir tą 5 dienų. Tai vadinasi, dar plus reikės išmokėti atlyginimus ir už tą nesukurtą BVP. Jeigu mes šnekame apie trumpesnį darbo laiką, tai tikėtina, kad automatu mes kalbame ir apie mažesnės pajamas, nes net jeigu ir ne, teoriškai įmanoma, kad atlyginimas išlieka tas pats, valandų dirbame mažiau, bet kadangi pagamintume mažiau, tai kiltų infliacija, kiltų kainos ir perkamoji galia sumažėtų. Jau kurį laiką kalbama apie darbuotojų stygių šalyje. Profesinių sąjungų konfederacijos pirmininkė sako, kad trumpesnė darbo savaitė būtų darbdavio pranašumas, leidžiantis spręsti darbuotojų trūkumo problemą. Darbo sąlygų gerinimas ir aukštesnių standartų taikymas, kaip ir didesnis atlyginimas, tai yra vienintelis kelias pritraukti daugiau darbuotojų. Nes šiai dienai Lietuvoje turime tokią labai skirtingą situaciją. Vienos įmonės nekaip negali surasti darbuotojų, į kitų įmonių darbo vietas laukia laukiančiųjų eilė ir jaunimas laukia, kada atsilaisvins ir jie galės pagaliau apeliuoti į vieną ar kitą poziciją. Socialinės apsaugos ir darbo ministerija sako, Lietuvoje yra sudarytos galimybės dirbti tik 4 darbo dienas per savaitę. Tai gali padaryti žmonės dirbantis pagal individualų darbo grafiką, yra galimybė trumpesnę darbo savaitę numatyti kolektyvinėje sutartyje. O nuo pernai 4 dienų darbo savaitė taikoma asmenims, kurie dirba viešajame sektoriuje ir turi vaikų iki 3 metų. Apie svarstymus, kurie yra dar kiti, jeigu kažką papildomai daryti, kad valdžia, nežinau, verstų žmonės dirbti mažiau valandų, tai mes tam nepritarėme, nes reikia vertinti tai, kad vis dėlto, jeigu mes dirbsime mažiau, mes ir uždirbsime mažiau ir būsime skurdesni kaip Lietuva. Nes taip yra profesijų, kur įmanoma dirbti mažiau valandų ir padaryti tiek pat, bet tai nėra visos profesijos. Nežinau, mes paimkime gydytojus, įsivaizduokite, jeigu gydytojai 20% dabar valandų mažiau dirbtų. Lietuvoje darbuotojo laiko norma yra 40 valandų per savaitę, taigi lietuviai dabar dirba keliomis valandomis daugiau nei ES vidurkis, kuris siekia 37,5 valandos. Reporterės Enrika Getsaitė ir Loreta Mačiulienė.